Labas, aš Robertas Kalinkinas, o šiandien kartu su manimi Lidl Parkside įrankiais aš parodysiu jums, kaip pasigaminti kavos staliuką. Ne tik smagią interjero detalę, bet taip pat ir funkcionalų baldą namams. Visko, ko jums reikės, tai yra kelios žaliavos, tokios kaip mediena, įrankiai, kaip diskinis pjūklas, akumuliatorinis suktukas ir akumuliatorinis siauro pjūklis, žinome, varžtai ir dažai. Tai be galo paprastas procesas, labai smagus ir jo galite užsiimti kartu su savo šeima. Pirmiausia, pasirinku pageidaujamą staliuko formą. Mano atveju tai bus ovalas. Iš kartono, galima ir kietesnio popieriaus, pasigaminu šabloną. Pagal jį Parkside siauro pjūkliu išklijuotos medienos plokštės išsipjaunu 2 vienodus stalviršius. Pjaukite neskubėdami, tai bus lengviau valdyti įrankį ir pasieksite maksimalų tikslumo rezultatą. Pagal mano eskizą staliukas bus su įstatomu vazoniniu augalu, todėl viename iš stalviršių iš anksto išpjaunu apvalią angą šiek tiek mažesnę už vazono diametrą. Visus nelygius kraštus apšlifuoju švitriniu popieriumi iki glotnaus paviršiaus. Dabar pereinu prie staliuko kojelių ir dekoratyvinių šoninių dalių pjovimo Parkside diskiniu pjūklu. Šis pjūklas pravers kiekvieno meistraujančio namuose, patogus naudoti ir labai patikimas. 4 staliukos kojelės turi būti bent 15–20 cm ilgesnės už dekoratyvinės dalis. Kojeliam naudoju tokius pačius tašelius. Jau paruoštose lentelėse prasigręžkite skylutes, taip išvengsite medienos skilimo. Procesui supaprastinti, pasidarykite atramą lentelį prisidėti ir naudokite trafaretą ar kitą tam tinkamą po ranka rastą daiktą, padėsiantį atmatuoti reikiamą atstumą. Visus supjautų dalių nelygius kraštus lengvai apšlifuoju švitriniu popieriumi. Po pjovimo darbo vietą labai patogu išvalyti Parkside siurbliu. Sudėjus abu stalviršius vieną ant kito pasižymiu vietas kojelėms pritvirtinti. Toliau iš anksto pažymėtas vietas varžtais pritvirtinu staliuko kojelės. Štai ir atėjo linksmoji dalis dekoratyviniai daliai. Kiekvieną iš detalių atsargiai ir neskubant prisuku prie gaminio pagal žymėjimą. Tarpus dariausi per vienos lentelės plotį. Pasirinkau juodos spalvos medienos alyvą, bet galima rinktis ir bet kokius kitus medienai tinkamus dažus. Pradėkite nuo tolimiausio ir sunkiausiai prieinamo krašto staliuko viduje. Vėliau, pabaigus vidų, dažykite ir išorę. Dekoratyvinės dalis patogiau lyvuoti arba dažyti teptuku, o pačiam stalviršiui naudojam paprasčiausią kempinę. Leidau gaminiui išdžiūti, o dabar jau galiu į staliuką įstatyti man patinkantį vazoninį augalą, pasidėti mylimas knygas ir puodelį arbatos. Volia, DIY projektas laikomas net labai pavykusiu. Pabaigai tik noriu pasakyti, kad Parkside įrankiais labai lengva ir patogu naudotis. Pasijausite profesionalų savo namuose ar garaže, o prekių įsigysite tiesiog savo artimiausioje Lidl parduotuvėje.